Sveika, Jurgita. Labas, Simona. Malonu tave matyti. Man džiugu irgi. Ateinam trumpam pasidalinti savo džiaugsmu ir pasidalinti trumpą informaciją apie tai, ką mes čia kuriam. Šiltoj vietoj papalmėm. Tai birželio 1, birželio 7 dienom mes susvajojam pakviesti čia moteris atsipalaiduoti, pažinti labiau save, paleisti tai, kas trukdo klestėti, mylėti, turėti ir pasisveikatinti visomis prasmėmis - protų, kūnu, siela. Ir buvau pakviesta iš aukštesnių lygmenų įkūnyti tai per Salmaros archetipą. Tai Salmara reiškia druskos deivę. Nepaslaptis, mes su Jurgita gyvenam čia apsuptos drusko ežerų, kur labai stipri energija ir galima ir sveikatintis tuo pačiu. Tai taip trumpai nusprendėm su Jurgita padaryti kelis susitikimus moterimis per šiuos metus. Pirmas iš jų, kaip ir minėjom, vyks birželio 1 savaitę. Bet turim įkvėpimo ir susitikti ir spalį, ir Liepos mėnesį. Ką mes darysim, Jurgita, ten? Gal nori pasidalinti su moterimis? Nuo savęs labai noriu pasidalinti tai, kad per jogos praktiką, per asanas atpalaiduosim kūną, stebėsim savo kūno pokytį, atpalaiduosim įtampas. Asanos bus pritaikytos pagal moterų sudėtingumą, tikrai nebus ten jos labai sudėtingos, bet tas, kurias tam momentui man atsiūs iš aukščiau. Tikrai žinau, kad aktyvinsim širdies čakrą. Tikrai šiam momentui matau, kad aktyvinsim pirmą čakrą, jungsime su žeme. Kodėl joga, kodėl asanos? Dėl to, kad tai yra praktika atėjusi per mane, pakeitusi mano požiūrį į gyvenimą ir leidusi man gyventi sveikai, nes prieš daug metų diagnozė buvo paprasta: greitų laikų, Jurgita, tau reikės keisti sąnarį. Tuo metu aš pasakiau tikrai ne. ir čia aš atradau jogą, atradau asanas, atradau pokytį savyje. Dėl to labai noriu pasidalinti su jumis, tai perteikti, parodyti, paaiškinti. Taip pat galvoju, kad gilinant mano tas žinias jogoje, aš atradau daug kitų tų sąmoningų praktikų. Tai buvo reiki, tai buvo sąmoningas kvėpavimas, masažai. Sąmoningą kvėpavimą taip pat labai rekomenduoju ir siūlau, ir jo dėka atpalaidavau susikaupusi įtampą čia. Kuo daugiau praktikavau, tuo daugiau atsipalaidavo. Tai stovyklos metu, sąmoningo kvėpavimo metu įkvėpsim į kūną ir iškvėpsim tai, kas susikaupia per emocijas. Ir jeigu tuo metu norėsime juoktis, tai juoksimės, verkti, tai verksim, voliotis, tai voliosimės. Tai, ką mus kvies daryti kūnas, tą mes ir darysime, tikrai prižadu. Taip. Kokią gražią dalį tu bus atsakinga. Taip gera, iš tikrųjų, nes šitie įrankiai prieš daug metų man taip pat labai padėjo ir padeda iki šiol. Todėl aš su Jurgita kartu ir darau, nes šitais įrankiais tikiu. Pati nenoriu išduoti visų paslapčių, noriu palikti ir staigmenos, tačiau mes su Jurgita dovanosim ir tokį ypatingą vakarą, kuriuose mūsų gebėjimus sujungsim. Tai mano gyduoliška pusė, šamaninė pusė sujungsim su Jurgitos kvėpavimu ir turėsim tokią gilią kelionę į save. Taip pat
Važiuosim sveikatintis prie Druskos ežerų, važiuosim aplankyti ypatingų krioklių, gražių vietų, kuriuose taip pat turėsim praktikas pažinti labiau save, savo vidinę gelmę, susipažinti galbūt ar tuo keliu, kuriuo einame, iš tikrųjų mūsų prašo vidus. Ar taip, kaip gyvenimas klostosi, iš tiesų yra išgirstas tas gyvenimas ir galbūt jisai kviečia pokyčiui. Tai pasidalinsiu įvairiais paprastais įrankiais, kurie jums padės ir gyvenime naviguoti, kurti, perkurti savo įsitikinimus, kurie lemia mūsų visą tikrovę. Patirsim labai daug malonumo, kas yra moters prigimtis. Tai mūsų ta didžioji esmė yra visom prasmėm atsipalaiduoti, pagyti, susitikti su savo užmirštomis dalimis ir atgaivinti tą savyje Salmaros archetipą, tą deivę. Ta deivė, kuri gyvena kiekvienoje moterį. Tai nekantraujam, dar yra vietų. Buvo užklausa ir trumpesniam susitikimui, tai mes su Jurgita atviros ir šitam variantui. Ar Jurgita dar nori kažko pasakyti, paklausti, pasidalinti? Noriu labai pakviesti merginas, nes tai bus poilsis su sąmoningumu ir naujos savęs atradimas. Tikrai taip. Mielai laukiu. Laukiam jūsų, laukiam klausimų. Vakar kaip tik gavau užklausą dėl spalio, tai vat jau renkasi moteris grupė dėl spalio. Jeigu kažkas turit kažkokių, galbūt norit, jaučiat kvietimą, bet šitas laikas yra jums netinkamas, tai tiesiog sakykit ir padarysim. Tai ačiū visiems, kurie išgirdo ir ačiū, kad esate. Ačiū, kad esate. Noriu pasakyti, kad jeigu jau šitą įrašą klausot, tai žinokit, kad jisai skirtas jums. Tikrai drąsiai klauskite iškilusius klausimus, mielai atsakysim ir nepastumkit į šoną. Labai teisingai. Iki greito. Iki greito.